Pranešimai gaunantis operatyvaus valdymo skyriuje yra skirstomi pagal prioritetus. Tai yra įvykiai yra skirstomi į A, B ir C kategorijas. Patys svarbiausia tai yra įvykiai, kurių metu grėsia pavojus piliečių gyvybei ir sveikatai arba didelės vertės jų turtui. Tai yra įvykiai, kurie vyksta šiuo metu. Tai yra šiuo metu yra bandoma apvogti namą ar butą, arba šiuo metu bandoma, tai yra kėsinamas į piliečio gyvybę ir sveikatą. Visi šie įvykiai yra priskiriami A kategorijai. Į šios įvykius pagal generalinio komisaro nustatytą tvarką mes privalome nuvykti iki 12 minučių. Kiti įvykiai priskiriami B kategorijai yra šiek tiek lengvesnio pobūdžio, tačiau jie taipogi sudaro nemažą skaičių bendros statistikos mūsų visų gaunamų pranešimų ir į šios įvykius mes privalom nuvykti iki 20 minučių. Didžiausią dalį visų pranešimų sudaro C kategorijos įvykiai, tai visi mažareikšmiai įvykiai, tokie kaip triukšmai, gulintis asmenys, užstatyti automobiliai, pažeidžiantis kelių eismo taisyklių reikalavimus. Tai šie įvykiai apima maždaug 75–80% visų gaunamų pas mus pranešimų skaičių. Yra sudaryta tokia kaip lentelė, tai yra įvykiai pagal savo kategoriją, tai yra priskiriami jau automatiniu būdu, tai yra prie A, B arba C kategorijos. Be abejo, mes atsižvelgdami į įvykio padarimo laiką, mes juos galim tą kategoriją keisti. Bet visumoje pavojingiams priskiriami nusikaltimai yra automatiškai priskirti A kategorijai. Vienintelė išimtis tik tas atvejis, jeigu tas nusikaltimas yra įvykdytas jau anksčiau, tai yra prieš dieną, prieš dvi, tai tokiu būdu mes turim teisę jau nereaguoti ir nelėkti per 12 minučių. Priklauso nuo įvykio. Jeigu įvykis reikalauja neatidėliotino reagavimo policijos, tai mes siunčiame policijos patrulius esančius teritorijoje. Kadangi patrulis turi nuvykti kuo skubiau, įvertinti situaciją, galbūt gelbėti žmogų arba turtą, o, sakykime, įvykiai, kurie yra įvykę jau anksčiau, tai jau nėra nei, sakykime, tą įvykį ar tą nusikaltimą padariusių asmenų pavojus jau niekam nebegrėsia. Tokiu atveju mes perduodam informaciją teritoriniam policijos komisariatui, kurių kriminalinės policijos tyrėjai arba apylinkės inspektoriai vyksta įvykio vietą ir toliau jau aiškinasi aplinkybės. Tai renka informaciją, pradeda ikiteisminį tyrimą ar kitokiais būdais, sakykime, surenka informaciją apie konkretų įvykį. Iš ties yra didelė problema tie mažareikšmiai, tokie, sakykime, menkaverčiai pranešimai, kadangi jų tas didelis rautas antiek užkrauna mūsų darbą, kad mes kitą kartą neturim laiko arba neturim pajėgų reaguoti į tuos rimtus įvykius. Tai vat mes su ta problema kovojam, bet mes labai norėtume prašyti žmonių, kad jie į policiją kreiptųsi tik išties tais atvejais, kada jiems reikia tos pagalbos. Nes pranešimų būna labai įvairiausių ir tokių, kur išties galim būtų išspręsti nuėjus pas kaimyną, paprašyti ten, kad automobilį patrauktų arba ten. Bet ne, viskas net tokie atrodytų juokingi, ten kartais atvejai būna, visą laiką kreipiasi į policiją. Tai, išties tą problemą mes turime ir kaip ir bandom per visuomenę, per žiniasklaidą tą dalyką platinti, bet žmonės kažkaip tai nežinau, tiek jau priprato turbūt rinkti tą 112 ir tą policiją mato kaip kažkokį išsigelbėjimą gal vienintelį. Kitokiu būdu pirmiausiai pabandyti išspręsti problemą, sakykime, pabendravus su kaimynu, su piliečiu, tenais tiek, sakykime, prie užstatyto automobilio, ten triukšmas kažkoks, tai nueit pas kaimyną gražiai pakalbėti. Be abejo, ne visi žmonės supranta iš karto. Kitas iš karto reaguoja skausmingai, ten, pavyzdžiui, pradeda nepasitenkinimą reikšti ar ten pradeda grasinti. Va tokiu atveju jau vertėtų skambinti policijai. Bet prieš tai gerai galima išsiaiškinti tais draugiškais, kaimyniškais, žmogiškais būdais ir tokių įvykių būtų mažiau ir mes tada visą savo dėmesį, savo tą laiką, patrulių sąnaudas galėtume skirti į rimtesnius, tos, kaip minėjau, A, B įvykius, kur iš ties žmonėms reikalinga pagalba, rimta pagalba. Tai priklauso nuo paros meto, nuo savaitės dienos, kadangi didžiausią patrulių skaičių planuodami pajėgas mes orientuojame būtent į savaitgalinės dienas, tai yra penktadienio vakaras, šeštadienio vakaras. Taipogi atsižvelgiant be abejo į šventes, jeigu ten kažkokios tai Lietuvoje vykdomos masinės ten šventės, tai vėlgi pajėgų išskiriama daugiau. Bet jeigu kalbant apie kasdienybę, tai patrulių maždaug būna apie, nuo 30 iki 40, čia kalbu Vilniaus mieste. Vilniečiai gali tikrai jaustis gerokai saugiau negu, sakykime, galbūt rajoniniai komisariatai, kur tų pajėgų nėra tiek daug. Jų yra šiek tiek mažiau. Be abejo, yra daroma žingsniai, kad tų pajėgų būtų daugiau ir kad mes tikrai spėtume reaguoti į tuos
numatytus laiko terminus, tai yra spėtume į tuos ypatingai A, B įvykius. O jau su C įvykiais tai atvyksim tada, kada galėsim, nes iš tiesų, nors yra suteikta C kategorijos įvykiams mums laiko terminas valanda, bet tikrai būna atveju, kai mes atvykstam ir po valandos, ir po 2, ir gal net kartais po 3, kadangi nėra tiek ekipažų, kiek mes gaunam šitų mažai reikšmių įvykių.